Sveiki, šiandien mes susitinkam jau 11 kartą mūsų formate. Kiekviena mūsų tema tai buvo ieškojimai, pagrįstai ieškojimas gyvybinės energijos, pagailėk savęs, kad neišnaudoji tai, ką turi, pasveik gyvenimą ir taip toliau. Šiandien mūsų pokalbio tema, tęsiant ieškojimus, atrasti likimo siunčiamas dovanas per sapnus. Nebejoju, kad likimas siunčia mums dovanas jis visą laiką. Kodėl? Todėl, kad mes nebūtume gimę ir aš nebūčiau gimęs ir jūs ir kiekvienas nebūtume gimę, jeigu likimas to nenorėtų. Žmogaus gimimas yra likimo palaiminimas pats savaime. Ir jis laimina jau visam gyvenimui, visą gyvenimo kelią laimina. Reikia priimti tą palaimę, reikia priimti jo dovanas. Kadangi dieną mes būnam rūpesčiuose, paskembint buityse, kasdienybėse ir taip toliau, skaitoma, kad ten keliasdešimt tūkstančių minčių per dieną pralekia, žmogaus per galvą pralekia tiek. Tai ta likiminė mintis, ta lemtinga mintis, kur žmogus taptų laimingas ir atrastų tą kelią, kur jo laukia sėkmė ir laimė, jį paskęsta. O todėl dieną irgi reikia skirti laiko, pabūti su savimi, pabūti su likimu, pabūti su dangumi ir taip toliau. Bet naktis tai yra likiminė kaip žvaigždė, likiminė tas procesas, tiksliausias kelias. Freudas yra pasakęs, Freudas, kad sapnai tai yra karališkas kelias į pasąmonę. Karališkas kelias į pasąmonę. Ieškojimo atradim, karališkai ieškokim, tai pasąmonė tai kaip likimas, karališkas kelias susitikti su likimu, iššifruoti likimu. Šifruoti, kad likimo šifravimas kartais yra svarbiau negu pats sapnas. Prisiminkim Gedimino sapną. Geležinis vilkas staugia, sapnas gražus, sapnas kaip sapnas, bet žynys pasakė, pranašiškai, kad šitoj vietoj, kur tu nakvoji ant to kalno, čia tu pastatysi, įkursi didelį miestą, jo garsas sklis po visą pasaulį. Žynys taip pasakė, jis taip iššifravo. Absoliučiai būtų teisus, jeigu žynys būtų pasakęs kitaip. Sakykim, geležinis vilkas reiškia, kad tavo draugai pasislėpę po kaukėm, kad jie staugia norėdami tave nuversti, tave nužudyti ir 1341 metais jį nužudė Gediminą. Taip. Ir jis būtų galėjo taip pasakyti ir taip įsipildytų ir būtų teisingas. Va, kur yra visa esmė šifravimo. Jis nepasakė, kad ir žinojo tą lemtį, bet jis pasakė, kad ką tu iki to lemtingo taško, to 41 metų, kad tu gali pastatyti miestą ir jis pastatė būtent žynio dėka, žynio iššifravimo. Tas pavyzdys mums pasako, kad mums reikia šifruoti. Ir Freudas, ir Jungo, jeigu skaitysit, daug apie sapnus rašo, psichologai daug analizuoja, bet neduoda konkretaus, kad žmogus turėtų pats šifruoti savo sapnus. Sapnininkai gali tik tai klaidinti ir visą kitą. Todėl, kad sapnas tai yra asmeninis likimo laiškas tam žmogui, man, tau ir trečiam, jam skirtas. Ir mokėti iššifruoti, arba kitaip Laos Siunis yra, kurio metodiką aš ir naudojusi. Jis aiškina taip, kad sapnas tarsi dideliai upiai išteka į dešimtis upelių. O tau likimas duoda pasirinkti. O vienas iš jų yra laimingiausias. Vienas plaukia į pelkę, kitas nuves į balą, kitas nuves į krioklį. O vienas į jūrą, į gyvenimo jūrą. Tam laiške suprasti, kuris tau ženklas, priimti, iššifruoti ir sėsti į tą valtelę, kad tave nuplukdytų į tą būtent. Aš papasakosiu konkrečiai, kadangi aš kritikuoju, kad kiti psichologai neduoda konkretumo. Aš papasakosiu konkrečiai savo sapnus, kada aš pradėjau taikyti Laos Siunio metodiką. Taip, vieną naktį aš sapnuoju gražų sapną, aš esu prie jūros. Galvoju, taigi reikia įsimaudyti, aš prie jūros taip senai svajojau. Aš einu, kur padėti drabužius ir ten daug žmonių. Ir viena iš tos minios žmonių, viena moteris mane paima už rankos ir kelius žingsnius paveda mane. Aš taip atsisuku nustebęs, aš matau jos veidą.
Ne, ji nėra man pažįstama, bet matau, aš atsimenu jos veidą ir dabar. Į pavedą keliu, aš nustebęs pasižiūriu, į mane paleidžia ir viskas, sapnas baigėsi. Sapnas baigėsi. Ryte, lausiunių metodiką aš imu šifruoti, kad tai buvo lemtis, norinti man padėti, norinti mane vesti šios dienos keliu. Aš tai priimu, aš padėkoju, aš keliuosi, tą dieną aš turėjau pasirašyti sutartį. Ir pasirašant sutartį, aš tiesiog jaučiu jos alsavimą to nakties deivės. Ir gražiausia pasirašėm ne tik sutartį, bet numatėm dar kitus darbus. Aš ant tiek ramus, kad aš beveik neklausau, ką jie kalba ten. Aš žinau, kad ji man padeda, kad ji tiesiog sprendžia ir jiem pasako. Taip. Antras sapnas, sakykime, redakcijoje. Valytoja valo, tvarko kambarį. Senoji redakcija tvarko kambarį, ten remontas ar ką jį tvarko. Aš pasisveikinau su ją. Ji atsisuka, pasižiūri mane, labas Jeronimai. Ir toliau dirba. Viskas. Eilinis sapnas tarsi. Va čia ir yra atskirti, iš eilinio daryti stebuklus. Aš priimu, kad šita sapno deivė man nori sutvarkyti gyvenimą, kuris sujauktas, skubiai ten bėgi, nesiseka, taip, kad jį tvarko. Ir aš jaučiu tą tvarkymą iki šiol. Bet aš prisimenu ją. Aš ryte ir šiandien, ir dabar ją prisimenu. Ir įtvarko, ir sakykime, sapnus, trečią dar pasakysiu, sapnuoju gražiai, moteris mane apkabina ir švelniai bučiuoja. Man labai gražu, kad ir dieną, kai tai vyksta, bet gražu ir sapne. Tai mielas sapnas ir man atrodo ne viena. O daugelis sakytų, kad bučiuoja tai lyga. Tai jūs skaitykite, ar ne? Tai yra, aš priimu, aš šifruoju savai, tai man laiškas, nesapnininkui. Man laiškas, aš priimu šitą bučinį švelnų, kad likimas siūlo savo globą ir palaimą. Ir labai gražiai, ir tiesiog, kada aš pradėjau tą taikyti šifravimo metodiką lausiunio, man pasikeitė gyvenimas. Ir pirmą, ko aš darau šiandien įrašą, aš pirmą kartą išpasakoju, buvo prieš savaitę, aš buvau susitikęs su Alytaus 3 amžiaus universiteto studentais, ten 110 žmonių buvo salėje, aš jiem išpasakoju, ką jums pasakoju, sakau, ar jūs priimat, ar suprantat, man čia vis tiek yra sapnas ir sapno taikyti gyvenimą. Visą salę vieningai paploju. Ir tada aš drąsiai ir dabar kalbu. Ieškokim, atraskim tie trys pavyzdžiai, kad taip gali būti. Ir kad sapnas tai yra šifravimas, sėskime tą laimingą veltelę, ieškokim mane to kelio, Mums linki, sapnas linki, šifruokim savo, tai yra kūryba. Bendrai visas gyvenimas yra kūryba, ar ne? Ir čia turi ir rašytojai ir gali padėti būtent ir kas sapnus nori, kad šifruot taip, ką likimas nori pasakyti, gali perskaityti, padėti ir rašytojai arba kitas geras žmogus, protingas, prasmingas, nusiteikęs padėti. Taip, ir aš keliam esu padėjęs. Ir labai padėjęs, žmogus, vienas, vieną ir papasakosiu, žmogus guli ligoninėje, jo laukia operacija ir skambina man, susirūpinęs, sako, Jeronimai, aš sapnavau baisiai klaikų sapną. Juodas varnas kala į ligoninės, reiškia, langą, tai dvigubas langas, kala į snapu į langą, prie mano lovos. Ir jis pašiurpė, sako, gal man atsisakyti operacijos, aš jau bijau, čia toks likiminis ženklas. Sako, betgi čia geras sapnas. Čia tai labai geras sapnas, šifruojam pozityviai. Sako, juodas varnas, skaitykim, kad tai yra nesėkmė, kad tai yra liga. Šiuo atveju taip, nelaimė, liga. O stiklas, tas dvigubas stiklas, kad tu stipriai apsaugotas, kad ta operacija tave išgelbsti. Viskas jam operacija praėjo puikiausia, paskui skambinome, susidraugavome. Ką reiškia vienas šifravimo atvejais.
Ir žmonės, o dabar ypatingai tas gyvenimas, karas, ne, tai yra daug negatyvo. Ir žmogus savaime į negatyvę viską žiūri, dabar tos sankcijos, kuo blogiau, kuo sankcija, tuo naudingesnė, kuo ten bus padarysim blogiau. Ne. Mes įprantam blogai žiūrėti, blogiu džiaugtis, blogį priimam į gyvenimą. Ir sapnus visus, tai sapnavau, kad valgiu balius. Valius mane vaišino, tai reiškia, to ima pavaišins likimas, likimo dovana. Ne. Vat šifruot savai, šifruot protingai, neapgavingai, o surasti, ne? Surasti ir tada tu rezonuoji su tom likimo, gamtos energetiniam bangom, su tais virpesiais ir tau pildosi, kaip Gediminui pildėsi, šitas sapnas pildysis ir būtų antras variantas, ne? Kad tu žūsi nuo tų pasislėpusių šarvuose žmonių. Šitaip sapnuokim, ar ne? Sapnuodami atvirkščiai, mes save pasmerkėme, save nuliūdinam, mes atimam savo gyvenimo džiaugsmą, sugadinam sveikatą, sugadinam savo visą gyvenimą. Sapnas tai yra, dar kartą kartuoju, sapnas siuntimas likimo ženklų. Likimas mus myli, kitaip mes nebūtume gimę. Ir dabar aš einu į sapnus, į miegot, tarsi kažkokie, nepaprastai gražių rūmų biblioteką, skaityklą. Ir aš skaitysiu savo man atsiųstą knygą, bet aš ją šifruosiu. Taip, linkiu jums ieškoti, atraskit. Aš ketvirtadieniais esu jau paskyręs jau senokai, ketvirtadieniais, kiekvieną savaitės ketvirtadienį, nuo 10 iki 12 valandos atsakinėju visiems nemokamai skambučius, kas skambina, bet kokiu klausimu. Aš paskyręs 2 valandas dirbti, bendrauti su savo skaitytojais, savo klausytojais ir jūs galite man paskambinti kiekvieną ketvirtadienį nuo 10 iki 12 valandos. Telefonas mano 86-75-147. Ieškokim, šifruokim. Mes turim būti laimingi, kitaip būtume negimę. Mes laimingi tuo, kad gyvenam. Mes neuždarykim save neplaukim į tą pelkės upelį. Mes plaukim į sraunią, mielą gyvenimo jūrą. Sėkmės visiems, laimingai.